Nutirpo sniegas, kiemas tapo valkataujančių kačių tualetu. Vybočių modernus technologinis sprendimas atbaido valkataujančias kates, ultragarsu ir blykste. Išmatos gėlimase, iškasta žemė, apsisiotę automobilio ratai. Benamės katės per išmatas dažnai platina parazitus, bakterijas, žarnyno kirmėles, jos ypač pavojingos vaikams ir gyvūnams. Kačių maršrutai kartojasi kasdien, todėl geriausia visą teritoriją, kur vaikšto benamės katės, apsaugoti vybočių baidyklėmis. Veikia ultragarsu, integruota blykstė. Jo nemėgsta katės, gyvūnai, bet žmogaus neveikia. Integruoti net 4 galingi garsiakalbiai, nukreipti skirtingais kampais, leidžiantys paskleisti signalą plačiai ir padengti didesnį plotą. Vybočių turi vibracinį mechanizmą baidyti kurmiams. Kurmius svarbu veikti reguliariai, kad juos išvaryti. Naudojama reguliuojamų dažnių technologija, pritaikyta katėms. Integruotas judesio daviklis aptinka artėjantį gyvūną už 8 metrų ir automatiškai aktyvuoja sistemą tik tada, kai yra judesys. Kai judesio nėra, prietaisas lieka neaktyvus, todėl taupoma energija ir užtikrinamas ilgas veikimo laikas. Dvigubai didesnė saulės baterija užtikrina autonominį veikimą lauko sąlygomis, o esant poreikiui, prietaisą galima įkrauti ir iš elektros lizdo. Prietaisas lengvai montuojamas, galima statyti ant žemės arba tvirtinti prie sienos. Nustačius režimą, visa sistema veikia savarankiškai. Standartinėme apie 6 arų sklype jos statomos strategiškai, prie šiukšlių zonų, darže, prie įėjimo ir praėjimų, gėlynuose bei poilsio vietose, kur katės linkusios grįžti. Kai visas kačių judėjimo kelias yra padengtas, gyvūnai praranda įprotį lankytis jūsų teritorijoje. Ekoteko dirba jau 9 metus. Mūsų sprendimai naudojami visoje Europoje. Vybočių suteikėme 30 dienų išbandymo garantiją.